Sveiki dar kartą. Trauktis nebėra kur. Kauno Žalgiris šią savaitę jau trečią kartą kausis su Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama Stambulo Fenerbahče. Ir pralaimėjimo atveju sezonas Europoje žalgiriečiams baigtųsi. Tiesa, nors pirmos dvejos rungtynės buvo pralaimėtos tikrai skaudžiai, dabar kauniečių rankose bus svarbus ginklas – namų aikštės pranašumas. Sausakimša arena. Pasakoja Nerijus Bliujus. Turime susikaupti trečiosioms serijos rungtynėms ir padaryti viską, kad būtų ketvirtosios. Taip apie artimiausią, bene svarbiausią šio sezono susitikimą kalba vienas Kauno Žalgirio ekipos lyderių Nigelas Williamsas Gosas. Eurolygos ketvirtfinalio etapą 2 pralaimėjimais prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahče ekipą pradėję žalgiriečiai dabar nebeturi kur trauktis. Dar viena nesėkmė užbaigtų jų kelią finalo ketvirto link. Nuo pat rungtynių pradžios negalime duoti jiems lengvų metimų ir negalime leisti pajausti žaidimo ritmo. Turime apsunkinti kiekvieną jų metimą. Tik taip galima stabdyti tokio lygio taškų rinkėjus. Išvykoje Stambule praėjusią savaitę 2 nesėkmės patyręs Kauno Žalgiris didelių šansų pakovoti dėl pergalės net nelabai ir turėjo. Abu mačai buvo pralaimėti 2 ženklių skirtumų, o Fenerbahče ekipa juos kontroliavo nuo pirmųjų minučių. Tačiau poryt rungtynės vyks jau Kauno Žalgirio arenoje. Noriu tą kuždą, kad galbūt 3-0 nebus, bet sakau, labai svarbu, jeigu vėl žalgiriečiai išėjai susikaustę, kaip per antrasias rungtynes, atrodo, jau buvo lyg ir ta reakcija ir griuvo dėl kamuolių ir stengiasi kovoti ir pirmą kėlinį pralaimėjo ženklių skirtumų. Treniruotėse plušantis Žalgirio krepšininkai tikina, kad būtent namų aikštės pranašumas šioje serijoje gali pagaliau padėti pasiekti pergalę. Be abejo, sirgalių palaikymas bus labai svarbus. Namuose žaidžiame labai solidžiai, ypač sezono pabaigoje. Svečių komandoms čia tikrai nėra lengva. Be to, neabejoju, kad atkrintamųjų atmosfera bus visai kito lygio. Todėl džiaugiuosi, kad serija persikėlė į mūsų areną. Anot krepšinio ekspertų, Kauno Žalgirio žaidėjai per pirmąsias 2 rungtynes atrodė labai pasimetę. Tad norint pratęsti ketvirtfinalio seriją, visų pirma būtina pademonstruoti visai kitokį charakterį ir nusiteikimą. Pabandyti mėgautis krepšiniu, nes matėm, kiek laisvi nepataikė po pirmų rungtynių, atrodo psichologiškai palūžo žalgiriečiai. Tada kitas dalykas, manau, kad pakelti į aukštesnį lygį kontakto lygį, agresijos, sportinio pykčio. Patyrus pralaimėjimą prieš Šarūno Jasikevičiaus ekipą, Kauno Žalgiriui beliktų kovos Lietuvos krepšinio lygoje. Joje kauniečiai jau beveik prieš mėnesį reguliariame sezone užsitikrino pirmąją vietą. Tai reiškia, kad visus atkrintamųjų etapus jie pradės turėdami namų aikštės pranašumą. Nerijus Bliujus ir Šeherdanov, Vilnius.